la van a acabar. Sacó una bolsa de polvo y se dio 3 muy aprisa. Le sumió tiro a su escuadra y se bajó la camisa. Les dice a sus compañeros, hay problemas en la pista. Kokut salą esame apvažiavę pernai metais. Šiemet norėjau būtinai pravažiuoti šiuo tiltu, pernai neišdrįsau. Ir norėjau paplaukioti baidarėmis čia, tačiau mus pasitiko statybos ir paplaukioti nepavyko. Daug kas sakot, norim pamatyti, kaip gyvena vietiniai, prašom. Nu, šitą namą ko gero galima būtų nusipirkti. Po džiunglės su rankinuku minam toliau. Man tai labai magiška vieta. Gamta čia yra įspūdinga. Baidarėmis nepaplaukiam, tačiau radome laukinį paplūdimį, kurių šioje saloje yra išties daug. Apsiniaukę, tai vanduo neatrodo toks skaidrus. Dar sustojom išgerti kokosą. Ir vienas neplanuotas sustojimas į krioklį. Parinkome žingsnių, žinojom, kad laukia mūsų pasyvesnis laikas saloje. Pabraidėme, vandens šį kartą žymiai daugiau negu pernai. Sustojom nusipirkti vaisių, vaisiai beje saloje brangus. Kaip ir visa kita, tai išties brangesnė sala. Na ir Tomas turėjo kelias konsultacijas bei naujus kelionės planavimus. Tai likusią dienos dalį jisai dirbo. Dėl paslaugų rašykite labas@tailandiečiai.lt. Tada dirbo iš kitur. Aš laiką leidau viena, pagaminau vaisių kokteilį. Labai mėgstam avokado kokteilį su bananais ir jogurtu. Vaizdas buvo geresnis už kokteilį. Tomas ėjo toliau dirbti, o aš išėjau palydėti saulę ir pasivaikščioti. Čia prašom ir kita salos pusė. Šiuo metu buvo atoslūgis, tai nebeišsimaudžia. Tada važiavome vakarieniauti ir tai buvo pati brangiausia mūsų vakarinė per visą laiką. Iš viešbučio buvom pasiėmę žaidimų, pažaidėm dar domino ir kortomis. Ko laukėme savo maisto, pažiūrėkite, kaip skanu. Brangiausia, bet ko gero ir geriausia vakarienė. Norite daugiau, sekite mus ir spauskite like.